Šiandien sunkiai įsidega malkos, bet dega, liepsnoja ir šildo mano trobelę. Be abejo, tai labai jauku, gražu ugnelę pažiūrėti, bet yra ir problemų, nes labai sausėja oras. Tikrai sausėja, kai prasideda šildymo sezonas, aš pats jaučiu, kaip ir oda sausėja, kosulys ima visoks, tai naktį prabundi uždžiūvusią nosim. Betgi nešalsi žiemą, tai yra išeitis. Atsiūlau atkreipti dėmesį į Zylę oro drėkintuvą, kurį parduoda krinona.lt. Tai iš tiesų yra labai išmanus drėkinimo prietaisas, oras valomas su plazma funkcija ir jisai tas visokias daleles, kurios čia dabar aplink mane yra, tiesiog nusodina kažkur ant žemės, kai jos sudrėksta, jos nusileidžia, normalu fizika ir tokiu būdu mes jomis nebekvėpuojame. Taip pat yra miego režimas ir automatinis išsijungimas, tad vėlgi galima nusistatyti taip, kaip reikia. Pavyzdžiui, prieš miegą galima pristrėkinti miegamąjį, nes jis visur gali nusinešti. Aš dabar irgi, jis čia šiaip ne ant stalo stovi, kažkur kamputį paslėptas, bet uždėjau ant stalo, kad tiesiog jums parodyti, kaip jisai atrodo. Yra 3 skirtingi garų skleidimo. Ir čia net ne garai, čia iš tikrųjų yra tokios vandens dalelytės, purslai, kurie sklinda patalpoje. Štai yra pirmas lygis, tai pats mažiausias, antras, tai jau čia daugiau to drėgmės patenka į aplinką ir trečias, pats stipriausias, kai jau čia tiesiog aš jaučiu, čia šalia sėdėdamas, kaip tokia gaiva ateina. Žinot, kai būna karštą vasaros dieną, kur nors pietų Europoje, kur tiesiog visus žmonės nupurškinėja tokia dulksna, kad jiems netai būtų karšta ir jie lengviau įveiktų karštį. Dar vienas svarbus dalykas, jeigu, tarkim, tingite keltis iš krėslo vakare, o toksai apsnūdęs, tai galite jį valdyti nuotoliniu būdu. Yra pultelis ir savo valdot viską. Bet jeigu pultelis jums netinka, yra išmanusis telefonas, kur galite atsisiųsti programėlę ir valdyti per telefoną. Šis prietaisas prisijungia prie namų interneto sistemos ir jūs važiuodamas, pavyzdžiui, iš Vilniaus čia kur nors į Varėną, galite nuotoliu nusistatyti, kad prietaisas pradėtų veikti. Irgi labai patogu. Ir dar kas man patinka, mano žmona turi visokių tų eterinių aliejų, labai skanių kvapų. Ir čia yra toks stalčiukas, kur gali jį išsitraukti. Tada gali įlašinti kelis lašiukus to aliejaus, įstatyti atgal. Ir tada jūsų kambarys bus ne tik drėkinamas ir valomas oras, bet ir skleis malonų jums priimtiną mylimą aromatą. Taigi, jeigu jūs jaučiate namie sauso oro simptomus, tai siūlyčiau turėti namie tokį prietaisą Zylę iš krinona.lt.